ponios, ladies and gentlemen, fantastikos mėgėjai. Šiandieną su jumis sveikinuos iš karališkos Karūnos Deimanto jūrinio uosto. Bet pradžiai šiek tiek istorijos. Pietų Anglijos uostamiestis, garsėjantis karinė jūrų istorija, karališkojų jūrų laivynų, istorinių laivų muziejumi ir vaizdingais krantais. Čia gimė Čarlas Dikensas, mieste gausų kultūros, muziejų ir jaukių gatvelių. Tai vieta, kur modernumas dera su turtinga praeitimi, ideali stotelė keliaujantis Pietų Anglijoje. Trumpa apžvalga iš Portsmuto aikštelės. Suka, lyg pradėjo. Va čia tai dėla, karočią. Bet nieko, kiek nes oras nesgodins, kelionės rodykos. Tarp kitko, tenai jūs turėtumėte matyti lėktuvus. Tu stovi, nežinau, jie plaukia, reikia prikalti. Yra gerai, bandau, nebėgti nuo lietučio. Keliais vatudėliukais čia buvę, fortai visur. Patrankos stovėję, tuoj balandės laukia. Va. Čia va patrankų vietos, šitai matosi, kurie sukinėjasi. O iš išorės visus reikalus šaltai. Keltai grįžta. Senas, gynybinis inžinerinis įrenginys. Saugantis uostą. Vaizdas iš apačios, pačio bokšto. Ką tik buvo viršuje. Mano nugaros 200-metės smuklės. Kažkur tai turėtų būti kartinių stulpai. Galvos, kad kartai kalba. Čia sieja uostą, smuklę ir kartuvę. Tai buvo savotiška prevencinė programa. Dabar įsivaizduokit situaciją tokią. Yra du kaimynai. Yra Džonis ir yra Frenkis. Džonis yra užkietėjęs jūreivis, plaukioja į Indiją, parvežti ten tų visų, karočią, prieskonių, petražalių, arbatų ir taip toliau. Frenkis yra dar tik stažuotojas. Džonis išplaukia. Džonis išplaukė į jūrą, grįžinėdamas atgal kažką tai prisičiūdino laive. Ar jis ten paaiškino kapitonui, ką jam daryt, kur jam ait, ar jis ten tą romą pradėjo gerti per daug. Nu, vienu žodžiu, prisičiūdino, prisidarė kažko. Jį įkišo karcerį, parvežė atgal, parpūgnė, neparvežė. Į teismą, teismas nesismulkindavo per daug. Pakardavo priešai smuklės, nes uoste, kaip žinote, visą laiką kompanija yra nekokia. Yra daug kriminalinių elementų, tuntai šliūkų ir viso kito visokio gėrio. O dabar Frenkis atsikėlė ryte, užsimetė savo sermėgą, užsidėjo kepurę ir nuėjo į smuklę įkalti bokalą alaus. Barmenas jam pripylė alaus, jisai atsisėdo prie lango ir mato per langą, kad ant kartuvių mosikuojasi Džonis. Žuvėdros jam akis kapoja, karočias smegenys lesa, klynas šlapės buvo apsimyžo. Ir jis tada susimastė. Blemba, gal geriau nesičiūdintuose laivuose. Būt ramiam, nes kitu atveju aš irgi tenai kabosius ir suksis. Tai va, tokia istorijos pamokėlė, nuo žodžio. Čia buvo prevencinis dalykas viso šitą reikalą. O šitam va bokšte už nugaros tokia savotiška angliška vaidilutė gyveno. Ten kūrendavo karočią ugnį, naktim šaukdavo jūreivius. A jeigu netyčia prisišaukdavo karočią svetimus jūreivius, tai jie patrankų prisistatė, kad biškį laivus ten kur pamokė. Jūra ten, sausuma ten. Aš kiek suprantate, visai anksčiau buvo tokie kažkokie tai. Visą pakrantę, karočią, vieni fortai. Jie čia rimtai pasiruošę buvo.
Bet palauk, parodysiu, kaip iš pačios atrodo. Miau. Ten jūra irgi va, 1, 2, 3 fortas. Daugiau nematau. Gerai, tęsim kelionę. Pats smuklės pavadinimas daug pasako apie šitą vietą. Smuklės. Kontrabandininkai. Tai dažnas iš lankytojų turėjo vietoj kojos medinę pliauską tokią. Vietoj plašką toks. Nuo pakabos rankeną tokį kabliuką. Vienu žodžiu, rimta kaip rinkdavosi. Vis tiek. Pilsime kojytes, kaip sakoma. Į jūsų sveikatą ir mano kojytes. Hei, o kasgi čia? Nedužu vietrą. Didžioji akis, kuri mus stebi. Lemba, kokia faina matau. Iš praeitais metais jau čia pasižiūrėjau ją. Išmačiau. Gražus darbas, ne? Varpų aidai, kai klausai, susimastai. Kaip gražiai padainavau jau, ne? Kelionė viskas, ką į pabaigą, važiuoja namo, turi va tašį sušių prisipirkęs, jas valgė. Prisipirkos į miniuoja, karočią, teleninę patranką tokią fainesnę. Tai tiek, sekančio karto. Ai.